Turbūt daugelis suaugusių žmonių prisimena, ką veikė prieš 18 metų, 2001-aisiais rugsėjo 11 dieną. Visą parą buvo transliuojamos žinios apie tą dieną nutikusi įvykį, kuris dabar yra įrašytas į istorijos vadovėlius. Jūs prašėte, tad šiandieną video apie rugsėjo 11-osios išpuolį. Jeigu video bus įdomus bei informatyvus, nepamirškite juo pasidalinti ir su kitais. O dabar be ilgų kalbų pradėkime. Saulėto vasaros dieną 2001 metais rugsėjo mėnesį Al-Qaida teroristai, esantys trijose užgrobtose keleivių lėktuvuose, atliko koordinuotus savižudybių išpuolius prieš pasaulio prekybos centrą Niujorke ir Pentagoną Vašingtone. Ketvirtasis lėktuvas nukrito į Pensilvanijos lauką, kai jame esantys keleiviai bei įgulos nariai mėgino susigrąžinti lėktuvo valdymą iš teroristų. 2001 metais rugsėjo 11 dieną 8:45 ryte American Airlines Boeing 767 pakrautas 20 000 galonų reaktyvinio kuro įskrido į šiaurės prekybos centro Niujorke bokštą. Smūgis paliko degančią skylę netoli 80 aukšto, akimirksniu nužudydamas šimtus žmonių ir įkalindamas šimtus likusių. Pradėjus veikti bokšto ir jo dvynių evakuacijai, televizijos kameros transliavo gyvus vaizdus. Tada praėjus 18 minučių po pirmojo lėktuvo smūgio, antrasis Boeing 767 United Airlines skrydis 175 pasirodė danguje, staigiai pasisuko į pasaulio prekybos centrą ir įsirėžė į pietinį bokštą netoli 60 aukšto. Susidūrimas sukėlė didžiulį sprogimą, po kurio iš viršaus į žemę pabiro degančios šiukšlės. Iš karto tapo aišku, kad Amerika užpuolė. 19 užpuolikų buvo islamo teroristai iš Saudo Arabijos ir keletos kitų arabų tautų. Kaip pranešta, finansavo Saudo Arabijos pabėgėlio Osamos bin Ladeno Al-Qaida teroristinę organizaciją. Jie tarimai kerštavo už Amerikos paramą Izraeliui, jos dalyvavimą Persijos įlankos kare ir nuolatinį karinį buvimą artimuosiuose rytuose. Kai kurie teroristai gyveno Jungtinėse valstijose ilgiau nei metus ir amerikiečių komercinėse skrydžio mokyklose ėmėsi skraidymo pamokų. Kiti buvo nesenai patekę į šalį prieš pat rugsėjo 11 dieną ir veikė kaip pagalbininkai operacijoje. Kai milijonai stebėjo įvykius Niujorke, American Airlines skrydis 77 aplenkė Vašingtono miesto centrą ir apie 9:45 rėžėsi į Pentagono karinės būstinės vakarinę pusę. Boeing 757 reaktyviniai degalai sukėlė niokojantį pragarą, dėl kurio buvo sugriauta milžiniško betono pastato dalis, kuris buvo JAV gynybos departamento būstinės pusėje. Niujorko siaubą sukėlė katastrofiškas posūkis, kai pasaulio prekybos centro pietinis bokštas žlugo didžiuliame dulkių ir dūmų debesyje. Konstrukcinis dangoraižio plienas, pastatytas atlaikyti vėją viršijantį 200 mylių per valandą, negalėjo atlaikyti didžiulės degančios reaktyvinio kuro šilumos. 10 valandų ir 30 minučių sužlugo šiaurinis dvynių bokštų pastatas. Per valandą ir 42 minutės abu 110 aukštų bokštai pilnai sugriuvo. Tuo tarpu ketvirtasis Kalifornijoje susietas lėktuvas United Flight 93 buvo užgrobtas apie 40 minučių po to, kai išvyko į Newarko Liberty tarptautinio oro uostą New Jersey. Kadangi lėktuvas buvo atidėtas kėlimo metu, keleiviai susipažino su įvykiais Niujorke ir Vašingtone per mobiliuosius telefonus. Žinant, kad orlaivis negrįš į oro uostą, kaip pareikalavo pagrobėjai, grupė keleivių ir skrydžio palydovų suplanavo sukilimą. Keleiviai kovojo su 4 pagrobėjais ir įtarė, kad jie užpuolė kabiną su gesintuvu. Tada lėktuvas apsivertė šonu ir pasisuko į žemę krisdamas 500 mylių per valandą greičiu, nukritęs kaimo vietovėje netoli Shanksville vakarų Pensilvanijoje 10 valandų ir 10 minučių, taip nužudydamas visus buvusius lėktuve. Jo tikslas nėra žinomas, tačiau teorijos apima Baltuosius rūmus, Camp David prezidento atsitraukimą Marylande arba vieną iš kelių branduolinių jėgainių rytinėje pakrantėje. Pasaulio prekybos centre 2633 mirė po to, kai 2 lėktuvai įsiveržė į bokštus. Į šį skaičių įeina 343 ugniagesiai ir paramedikai, 23 Niujorko policijos pareigūnai ir 37 uosto direkcijos policijos pareigūnai, kurie stengiasi užbaigti pastatų evakuaciją ir išgelbėti aukštesnėse aukštos įkalintus biuro darbuotojus. Pentagone buvo nužudyta 189 žmonės, iš jų 64 American Airlines Flight 77 keleiviai. Skrydžio 93 metu 44 žmonės mirė, kai lėktuvas nusileido Pensilvanijoje. Iš viso per išpuolius buvo nužudyti 2996 žmonės, tarp jų ir 19 teroristų buvo 4 lėktuvuose. Dar apie 3000 buvo smarkiai sužaloti ar kaip kitaip nukentėję. 7 val. Vakare prezidentas George'as W. Bushas, kuris išpuolių metu buvo Floridoje, dėl saugumo rūpesčių praleido dieną persikėlinėdamas iš vienos saugios vietos į kitą, grįžo į Baltuosius rūmus. 9 val. Vakare jis pristatė
pranešimą per televizijos kanalą iš Ovalaus biuro, teigdamas, teroristiniai išpuoliai gali sukrėsti didžiausių mūsų pastatų pamatus, tačiau jie negali paliesti Amerikos pamatų. Šie veiksmai gali sugriauti plieną, bet jie niekados nesugriaus amerikietiško ryžto. Nuorodoje į galimą JAV karinę atsaką jis pareiškė: mes nedarysime skirtumo tarp teroristų, kurie padarė šios veiksmus, ir tų, kurie jiems padėjo. Taip leisdamas suprasti, jog visi atsakingi už šį įvykį turi būti nubausti. Bin Ladenas iš pradžių paneigė dalyvavimą, bet vėliau atšaukė savo klaidingus pareiškimus. Al Jazeera 2001 metais rugsėjo 16 dieną transliavo Bin Ladeno pareiškimą, kuriame teigia: pabrėžiu, kad šio veiksmo neatlikau, tai atliko asmenys turintys savo motivacijas. 2001 metais lapkričio mėnesį JAV pajėgos susigrąžino vaizdo įrašą iš sunaikinto namo Džalalabade, Afganistane. Vaizdo įraše Bin Ladenas yra matomas kalbantis su Khalil al-Harbi ir pripažįsta, kad iš anksto žinojo apie šios išpuolius. 2001 metais gruodžio 27 dieną buvo išleistas antras Bin Ladeno vaizdo įrašas. Vaizdo įraše jis sakė: paaiškėjo, kad apskritai vakarai ir ypač Amerika turi neapsakomą neapykantą islamui. Tai yra kryžiuočių neapykanta. Terorizmas prieš Ameriką nusipelno būti giriamas, nes tai buvo atsakas į neteisybę, kuriuo siekime priversti Ameriką sustabdyti savo paramą Izraeliui, kuris žudo mūsų žmonės. Mes sakome, kad Jungtinių valstijų pabaiga yra neišvengiama. Ar Bin Ladenas ar jo pasekėjai yra gyvi ar mirę, nes musulmonų tautos pabudimas jau įvyko. Netrukus prieš JAV prezidento rinkimus 2004 metais Bin Ladenas naudojo užrašytą pareiškimą, kad viešai pripažintų Al-Qaida dalyvavimo išpuoliuose prieš Jungtinės Amerikos valstijas. Jis pripažino savo tiesioginį ryšį su išpuolikais ir sakė, kad jie buvo atlikti, nes mes esame laisvi ir norime atgauti savo tautos laisvę. Kenkdami mūsų saugumui, mes kenkiame jūsų. Osamas Bin Ladenas, atsakingas už rugsėjo 11-osios išpuolių atakas, išliko gyvas besislapstydamas iki 2011 metų gegužės 2 dienos, kai jį pagaliau surado ir nužudė JAV pajėgos, kur jis buvo rastas pasislėpęs Abotabe, Pakistane. 2011 metais birželio mėnesį prezidentas Barackas Obama paskelbė apie didelio masto karių išėmimą iš Afganistano. Tačiau yra keletas, kurie netikė oficialių įvykių pasakojimų, apgaubiančių daugelį įtarimų ir abejonių. Kai kurios teorijos verčia tikėjimo ribas, mėginant susėti visą tai su absurdiškiausiamis teorijomis, kaip žmonės driežai, kurie buvo kalti dėl šios atakos, ar tai, jog lėktuvai iš tikrųjų buvo raketos apsuptos hologramomis, kurios atrodė kaip lėktuvai. Bokštai sugriuvo ne dėl lėktuvų, bet dėl sprogimų? Vos per kelias valandas nuo išpuolių galbūt labiausiai žinomos visos teorijos jau buvo sukurtos interneto pokalbių kambariuose. Vieno posto autoris palygino šiaurės ir pietų bokštų žlugimą su kontroliuojamo griovimo veiksmu, nes pastatai taip greitai ir puikiai pateko į savo zoną, nenusvirdami ar taip nesužalodami kitų šalia buvusių pastatų. Nusistovėjus dulkiams, teoretikai pateikė papildomų įrodymų kaip liudytojų pasakojimų, nurodydami pranešimus apie sprogimus, kuriuos išgirdo prieš tai, kai bokštai žlugo. Lėktuvas, bet raketa pataikė į Pentagoną? Ankstyvoji vaizdo medžiaga ir nuotraukos paimtos iš scenos neatrodė, jog turėtų daug lėktuvo nuolaužų. Teoretikai teigia, kad tai buvo įrodymas, kad Pentagonas nebuvo nukentėjęs dėl American Airlines Flight 77 skrydžio, o vietoj to buvo panaudota raketa ar net nepilotuojamas dronas. Jie taip pat teigia, kad pastato konstrukcinė žala buvo pernelyg maža, kad ją būtų galima priskirti komerciniam lėktuvui. United Airlines skrydis 93 buvo pašautas. Remintis oficialiomis ataskaitomis, skrydžio 93 buvo keleiviai bandę perimti lėktuvą iš užgrobėjų ir vėlesnė kova sukėlė avariją į atvirą lauką Pensilvanijoje. Kaip ir Pentagono atakoje, teoretikai teigia, kad lauke buvo pastebėta mažai lėktuvo nuolaužų ir pati avarijos vieta buvo per maža tokiam dideliam lėktuvui, teigdama, kad lėktuvas buvo pašautos kariuomenės ir todėl jis susiskaldė didesnėme plote, ne vien tik tame, kuriame buvo rastas. Jungtinių valstijų vyriausybė žinojo apie išpuolius, tačiau dėl to nieko nedarė? Įprastas tikėjimas tarp teoretikų yra tai, kad Šiaurės Amerikos aviacijos kosmoso gynybos valdymą sąmoningai sakė savo naikintuvams leisti užgrobtiems lėktuvams pasiekti savo tikslus. Amerika, atrodo, turėjo galingiausias oro pajėgas pasaulyje tuo metu, tačiau jiems nepavyko perimti tos dienos lėktuvų. Ir dėl to teoretikai mano, jog tai yra vyriausybės sąmokslas, leidęs išpuoliams įvykti. Kodėl jie tai darytų? Sąmokslo teoretikai mano, kad vyriausybė norėjo pasinaudoti išpuoliais, kad pateisintų invaziją į Iraką ir Afganistaną ir taip užtikrintų naftos interesus. Juk vis dėlto tai ne pirmas kartas, kai Amerika kišasi į savo reikalus, mėgindami būti pasaulio policija. Ar gali būti, jog prekiautojai vertybiniais popieriais viešai žinojo apie išpuolius?
Kelioms dienoms iki išpuolių dviejų avialinijų American ir United atsargoms buvo skirta nepaprastos sumos pasirinkimo galimybės – investicijos, kurios atsiperka tik tada, kai kainos sumažėja. O tai įvyko tuo metu, kai oro linijos buvo užgrobtos per rugsėjo 11 dieną. Kai kurie teoretikai mano, jog prekybininkai buvo iš anksto įspėti apie išpuolius, tai pasinaudojo tragediją norint pasipelnyti. Debunkavimas arba teoretikų hipotezių bei konspiracijos teorijų paneigimui buvo išleista daugybė dokumentų bei knygų. Norintiems žinoti daugiau tiesos, o ne tik tikėti sąmokslo teorijomis, jas visas galite įsigyti iš Amazon ar tiesiog susirasti internete. Vienos iš skaitomiausių būtų šios 3. Bei žinoma daugelis kitų. Skaičiuojama, jog buvo prarasta apie $100 milijonų JAV meno darbų per 9 bokštų žlugimą. Jame buvo tokių įžymių darbų kaip Aleksandro Kelderio skulptūra WTC Stableline, Joan Miro epinis pasaulio prekybos centro gobelenas, taip pat kiti Picasso ir David Hockney darbai ir daugiau. 3 valandoms iki išpuolių Princetono universiteto mašina, vadinama atsitiktinių įvykių generatoriumi, prognozavo apie numatomą kataklizminį įvykį, arba kitaip sakant, didžiulę katastrofą. Skamba tikrai ganėtinai keistai. Tad, šiandieną tiek. Tikiuosi video patiko, jei taip, nepamirškite juo pasidalinti ir su kitais. Ačiū už jūsų dėmesį ir kaip visada pasimatysime per kitą video. Bye!